pridirbau, buvau pernelyg seksi, peksi ir žmonėms tas nepatinka. Kodėl nepatinka, gal? Nu, žinai, Tinka? yra dalis žmonių, kurie palaiko ir sako, vau, kaip gražu, kaip moteriška, kaip seksi, aš taip negaliu, o va tu gali. O yra ta pusė, kur sako, nu šitą tai kai visą laiką. Šalava. Turi būti, sako, eskortų ruošiasi, o vyras pro pirštus viską žiūri. Taip, vyras gal suteneris? Čia jau kita, žiūrėk, kalba bus. Kiekvienas sprendžia pagal savo sudėdimo laipsnį, tai dėl to, žinai, tie žmonės, kurie taip pamasto net į tą pusę, tai man baisu pagalvoti, kaip jie iš tikrųjų gyvena, žinai, kad pasiūlė. Yra visokių žmonių, visokių reikia, bet kaip vyras leidžia va tokiai pasileidusiai būti viešai? Aišku, vyras visą laiką sako, tu esi graži, turi ką parodyti, come on. Aš nesuvalkietis. Aišku, ne. Aš, pavyzdžiui, kas liečia kažkokį tai grožį, žinai, patikimą, aš tai matau estetiką, aš matau grožį ir aš suprantu, kad tai yra kas gražu, tai nereikia to suvinioti kažkur ir paslėpti stalčių, žinai, jeigu žmogus nori parodyti, nu tai rodyk dėl to, kad praeis tie metai ir pasens ir niekam bus nebeįdomu, žinai. Tai dėl to... Ir paskui sėdėsi ir galvosiu, galėjau, o nepadariau ir gailėsis, aišku. Žinai, kaip ir kiekviena močiutė, paskui pasako, nu, o žinai, va, kai močiutė jauna buvo, kokia graži buvo. Močiutė parodyk nuotraukas. Tai kad nėra, žinai, man keli nepadariau.